tai ką, brangiai, kartais dirbtuvėse pasitaiko ir Honda motociklų, apie kurių gedimus, kaip sakoma, sklando mitai visokios ir pasakos, reiškia, kad čia negendantis, važiuojantis, reiškia, ir gyvenime remontuoti jo nereikia. Tai ne, brangiai, klystat. Nežiūrint į visą kitą, ką šitas motociklas dar turi sugedusi, ko mums remontuoti, aišku, šiuo metu, bent jau šiuo metu nereikia. Tai čia atsitiko va toks dalykas. Varžteliai turėtų būti 5, o ne 3. Ir čia neturėtų būti išlūžusių detalių, tai kaip minimum neturėtų. Tai baterijos pasirodo nėra amžinos ir jas reikia laiks nuo laiko pakrauti. Ir jeigu rodo, kad liko nedaug, tai labai tikėtina, kad neužilgo ir išsijungs. Taigi, tęsime. Neturėtų būti metalo gabalėlių visokių, reiškia, čionais likučių kažkokių tai neaiškių pribirėjusių. Čia vat išlūža, išdaužyta. Raudonas germetikas irgi džiaugsmo nekelia, kadangi tai reiškia, kad čia jau kažkas tai buvo įkišęs nagus vienaip ar kitaip. Už nedidelius pinigus buvo įsigyta pakaitinis komplektėlis viso šito reikalo. Nežinau, kiek čia iš viso šito reikalo reikės, bet, na, sakykime, nerizikuojant, norėjusi įsigyti kiek įmanoma daugiau, būtų galima visą šitą reikalą išspręsti be didesnių problemų. Taip, ir dabar mes pasižiūrėsim vieną labai paprastą dalyką. Taip, varžtas yra būtent nuplyšęs toje vietoje, kur baigėsi sriegis. Nu, ką darysi? Yra kaip yra. Taip, dabar reikia iškrapštyti visą šitą reikalą. Aš taip supratau, kad tepalas jau išleistas, bet pasirodo, kad ne iki galo. Biški, kaip čia pasakyt, netikėtas pokirpis, reiškia, visų tų reikalų čia įvyko, nu nieko. Tepalas išsivalo rankos, tik tai išsimuozuoja, gaila, bet... Tai va, bet aš, ką čia pradėjau žiūrėti, žiūriu, kad ten... Jums nieko nesimato, aišku, bet panašu, kad čia vakartį ir biški yra metalo drožlių. Žinau, kas to reikalų reikia daryti. Aš jau, aišku, neiškrapštysiu jos, visgi kaip bebūtų aliuminės, reiškia, ir man jų neišeis, reiškia, su magnetu kokį nors ištraukti iš tenais. Bet gal, nu, šiaip nedaug yra, tai... Nežinau, nu, karterį nuiminėti aš tikrai nenuiminėsiu. Bent jau, kaip sakoma... Ne, nežinau, ką daryti, brangiai. Ai. Nu va, o sakė, kad nieko nepapuolė į karterį. Va, kiek metalo drožlių, jums čia aišku nieko nesimato, bet vat gal taip matysis. Yra visko, ir gabaliukų, ir aštrių gabaliukų, ir kažkokių nupjautų gabaliukų, germetiko juodo, germetiko raudono. Nu, žodžiu, o čia dar kažkokių drožlių tokio dydžio yra netgi. Siaubas. Tai va, tai žodžiu, liko nusivalyti germetiką. Liko pasiruošti paviršių, reiškia nusiriebalinti prieš surenkant. Ten dabar jau apačioje yra švaru. Įsukt varžtą, naują filtrą, tepalo ir viskas. Patys sankavos diskai, ką žinau, reiktų matuoti, reiškia, bet sakykime, problema gal didžiausia va yra perkaitintose, reiškia, šitose nu, mėlynom dėmėm nuėję, reiškia, tarpdiskiai. Pats sankabos krepšelis, absoliuti tragedija, irgi viskas suvaryta, reiškia, nu, tipo, pabaiga, kaip bebūtų. O sankabos krepšelis, tai va tas, kuris buvo įdėtas, yra labai blogas. Ta, kurį įdėsime, yra šiek tiek geresnis, bet o mintis yra kokia, brangiai. Tai turint senąjį krepšelį rankose, taip, kur čia buvo, ko gero, va čia. Čia va yra labai mažai sudilę, nu, grioviai nedideli, o priešingai pusė, pavyzdžiui, čionais yra 2 kart didesni grioveliai negu tenais. O jeigu žiūrėti iš kitos pusės, tai čia iš vis beveik griovelių nėra, o čia grioveliai labai dideli. Palauk, ta. Taip, čia irgi beveik nėra, Tai žodžiu, o tai vat, dyla netolygiai.
kenkia sveikatai motociklo šitas visas reikalas ir, žodžiu, reikia negadinti. Tai, žodžiu, dabar sudedam senąjį, naujai senąjį. Kas čia dar? Čia visas tas reikalas atrodo, iš tikrųjų net nežiūrėjau. Gal nebus labai suvaryta pati sankaba. Nevažiuokit, gražus diskai. Gražus diskai, žymiai gražesni negu anie. Tarp diskai. Niekur nepamilinavę. Sakyčiau, tiesiog pasaka. Все, galima surinkinėti. Nu tai prieš viską surinkant, aišku, vienas iš tų šlikštesnių darbų yra nusivalyti germetiką raudonai, kurio čia raudonai ir neturėtų būti niekada gyvenime. Bet, nu, vis tiek kažkas sugebėjo, reiškia, jo čia nais patepliot. Kol atsimenu, reikia priveršti tepalo varžtelį. Bus gerai, manau, tikrai niekur nepabėgs. Taip pat ir susitepti sankabos diskelius šviežių tepaliukų, kad nesurinkti sausai. Viskas sudėjus yra visai svarbu priveršti 12 Nm varžtelius. 12 Nm yra tiek, kiek prašo tai padaryti Honda. Tai jie bus neperveršti. Įsitikinti, kad visi prisukti. Nusiriebalinus visą paviršių. Visiškai galima sutepliuoti dabar viską Viktoru. Ir tikėtis, kad šitas daiktas, nu, neleis, reiškia, to tepalo taip, kaip turėtų. Taip, kaip ir turėtų tą dalyką daryti, nu, savo ruoštų, kai yra viskas tvarkoje. Surinkta iš gamyklos. Nu, vat, kažkaip tai man čia prastai tepasi. Norėtųsi biškį, kad būtų geriau. Nu, bet yra kaip yra. Viską įmanoma padaryti, jeigu labai nori. Tikslas yra kuo mažiau germetiko užtepti, kad susidarytų sluoksnis, kuris pridėjus dangtelį į savo vietą užsandarins visą plokštumą, į kurią remiasi dangtelis. Tai kuo mažiau bus germetiko, tuo mažiau išlįs į vidų, tuo mažiau šansų, kad jis gali kažkur papulti ir užkimšti kokį nors tepalo kanalą. Tas visas reikalas yra toks, nu kaip čia pasakyti, labai slidus. Vieni meistrai vienaip galvoja, kiti kitaip galvoja ir čia kiekvienas, kaip sakoma, tepa nuo savęs. Bet iš esmės tikslas yra sutepti kiek įmanoma mažiau, kad kuo jau mažiau, reiškia, liktų išsispaudusio nuo plokštumos. Ir iš esmės, jeigu taip galima pavadinti, visas tas reikalas yra labai slidus. Reiškia, vieną kartą gali pavykti gerai, kitą kartą gali gerai nepavykti. Nu, mažai. Biški mažai. Dar aš mėgstu va tokį dalyką padaryti. Čia gal jums bus ir patarimas praeiti su pirštu iš vidinės pusės, kiek įmanoma, reiškia. Dėl to, kad tokiu būdu mes nuvalome nereikalingą sluoksnį, matot, nuo kraštelio pačio. Ir, nu, jo tiesiog mažiau savo ruoštų, oi, per daug tik svarbu nenuvalyti. Mažiau savo ruoštų liks viduje ir bus mažiau šansų, kad tas reikalas leis. Nu, tai dar aišku reikia ir išsiplauti dangtelį, ką mes ir padarėme anksčiau. Ir taip pat reikia patepti tą vietą, kur išeina daviklis iš, nu, kuriam įsiguma, reiškia, kad irgi būtų sandaru, kai visas tas reikalas čia susidės, kad nerasotų tepaliukas pro tą vietą, kuris neturėtų rasoti. Keli niuansai dar tik tai reikia įdėti visas įvarės, kurias ištraukė anksčiau. Kaip sandaru, blema, nu?
Nu ir va štai taip vat turime, norėčiau tikėti, kad puikiai veikiančią sankabą Honda motociklę. Man liko įpildyti tepalo, o mes einam prie kitų darbų. Kaip sakoma, toliau galiu sakyti, kad papuoliau. Papuoliau kodėl, nežinau, matyt smegenys laikų nesuveikė, bet kai suveikė, tai jau buvo per vėlu. Kaip sakoma, įsikrapščiau aš čia va tokią detalę iš motociklo. Nu, va čia jinai labai stipriai užsioksidavus, aš gal nuotrauką uždėsiu, tikrai turiu padaręs, reiškia, kaip jinai atrodė prieš tai, sukirmijusi visą, tai čia tik apsivalyta. Bet problema yra kokia, kad šitas daiktas sukirmijęs ir labai sukirmijęs. Čia jeigu tai pasižiūrėt, o šitoj vietoj, nu kaip sakoma, čia pilnai sukirmija viskas kiek įmanoma. Aš vos iškrapščiau tą detalę iš čionais, per čia praeina aušinimo skystis. Reiškia, ir man dabar reikia kažkaip tą dalyką išvalyti, kadangi atgal surinkti jau nebeišeina ir tas daiktas nebesusirenka atgal. Čia yra termostatas, reiškia perėjimas aušinimo į vat štai šitaip. Jis čia kažkaip įsideda, reiškia, į tą po trosais tais, reiškia, yra guminis žiedelis. Bet žodžiu, pagrindinė problema yra kokia, aš dar netikrinu, aišku, šito daikto, bet šitas daiktas gali būti antiek porėtas, reiškia, kad tiesiog kiaurai per jį leis aušinimo skystį. Nu, kas nėra gerai ir tada, aišku, mums teks jį pakeisti. Bet yra dar viena problema. Čia labai gerai matosi tokie kaip raukšlė, reiškia, kur šitoj vietoj turi įsiremti auringas, čia užsideda žiedelis, o tai vat. Nu, čia šitas ir buvo uždėtas, ten viskas taip įpuvę buvo, kad, kaip sakoma, jis turi įsiremti. Šitoj pusėje to žiedelio jau nebėra, kadangi viskas buvo taip įstrigę, kad nuiminėjant jis tiesiog išsitempė. Tai, kaip aš ten sakiau, papuoliau, ne? Reiškia, nu reikia pabandyti išvalyti, aš pabandysiu išvalyti ir galbūt netgi parodysiu tą rezultatą. Bet mintis, žiūrėkit, yra kokia, nu va tuoj, dar paimkim, ko nors pagramdyti, pakrapštyti, reiškia, kad vizualiai pasižiūrėti. Čianais yra sluoksnis susidaręs, nu vat, labai nenoriu prikrapštyti daug į motorą, reiškia, primest viso to dalyko, nu, nebūtų fainai, reiškia, bet iš esmės čia yra sandarinanti tarpinė, kuri riboja tepalo patekimą į išorę iš variklio į šitą. Ir čia yra antiek viskas užpūvę, aš net nežinau, ar čia apskritai netgi kas nors čia kada nors gyvenime dar sandarinsis, nu, natūraliai, bet kažkaip reikia pabandyti tą dalyką išgramdyti visą iš čia. Ir neprimesti į variklį. Nu, žodžiu, čia nesu tokiu įrankiu reikia gramdyti, reiškia, bet aš vizualiai rodau, kiek čia yra priaugę. Ir čia yra duobė susidaręs. Nežinau. Oi, kaip papuoliau. Problema, sakau, didžiausia yra ta, kad nebegaliu aš to dalyko tinkamai surinkti ir kol kas man dar nekilo minčių, kaip tą dalyką padaryti. Bet pasirašiau siurblį ir dremelį. Bandysiu išdrošti, reiškia, ir išsiurbti. Ką išdrošiu, kad nepribirėtų į aušinimo sistemą arba, nu, šiaip į variklį į tepalą. Dar galima pasižiūrėti, vat, kaip buvo prikirmijusi, reiškia, ta originali tarpinė. Tai va čia visa ta vieta praktiškai, kuris sandarina, kad tepalas nebėgtų, jau prakirmijus. Nežinau, kaip čia, aišku, visas tas dalykas susidės, kadangi vaizdas, nu, tenais yra labai liūdnas. Čianais viskas yra iškirmyje, aš nežinau, jeigu matosi čia, nu nesimato, aišku, čia duobė, reiškia, ir čia duobė, ir būtent toje vietoje, kur tarpinė prisispaudžia, čia gal ne taip stipriai, reiškia, bet ne, čia gal netgi dar stipriau, reiškia, negu ten. Nežinau, liūdnas, labai liūdnas vaizdas, reiškia, kaip čia tą duobę jums parodyti, neįsivaizduoju, reiškia, nu, nesimato, nežinau. Nežinau, kaip parodyti, reiškia, galbūt reiktų kokį lygų daiktą pridėti ir pašviesti iš kito galo, bet teks patikėti, ten yra duobė. Tai vat, nežinau ką daryti. Dar viena problema, nepamenu, ar jau sakiau ar ne, yra su šito reikalu. Jis vat čia vat matosi, man atrodo, kad jau rodžiau. Nu, kantukas, reiškia, ta tarpinė, reiškia, nežinau, čia reikės ar davirinti kažką, arba ieškoti kito. Aš būčiau linkęs davirinti. Šiaip šitas vandens oro nepraleidžia laukan, tai turėtų būti su juo viskas gerai. Galbūt neprapuvo jis dar iki galo, reiškia, bet va šito gumytė, tai neatsilaiko. O dar viena problema, kad tokia gumytė kokia turi būti, čia nais jau nebetinka. Kadangi čia yra taip išpuvę ir reikia dvigubai storesnės gumelės.
Nu, žodžiu, nežiūrint į mano gerus norus, mane šitas motociklas šį kartą, kaip čia pasakyti, pendelį išik nedavė, o taip galima sakyti, va. Ir nu, darbo gerokai daugiau negu tikėjausi, kadangi tokius esu daręs bent keletą, reiškia, nu, 3 gal kokius, tai tikrai reiškia, nu, sakykime, kur reikėjo vožtų reguliavimus daryti ir visą kitą. Ir nei vienas iš jų nebuvo taip stipriai nubaigtas ir išpūvęs. Viskas ten įvyko labai greit, tvarkingai ir paprastai. Tai ne į temą biški visas šitas reikalas, bet, nu, žiūrėkit, yra automobilis Opelis. Opel Meriva, reiškia, ne? Nu, žmogelis savo su juo sėkmingai važinėjo, reiškia, ir staiga pradėjo salono ventiliatorius daryti bir. Reiškia, ten kažkas ne visai veikia, biški kliūna, reiškia, ir neveikia ant pirmos padėties, ten kažkas krepžda. Nu ir čia krepžda, žmogus nusipirko naują salono ventiliatorių, reiškia, nu ir nusprendė, kad atėjo laikas jį pakeisti. Nu ir kolega visus šitos darbus daro ir aš galvoju, reikia parodyti, kokių čiaudų būna ir kokios problemos, reiškia, būna su tais ventiliatoriais. Tai ištraukus ventiliatorių ir atlikus, kaip čia pasakyti, nedidelę diagnostiką, reiškia, ne, arba atlikus analizus. Mes randame džiovintą, nežinau, kas čia, kirstukas, pelytė, peliukas, nu nežiūrkit tikrai. Ir, nu vat, ir visos problemas, o ventiliatorius netgi geras ir viskas ten veikia. Ir tai pelytė kojytėmis kabinasi už detalių kažkokių tai, kurių, nu, pelytė kabintis neturėtų už tų detalių, reiškia, sakykime taip. Tai vat, brangiai, čiūdų būna, reiškia, ir jeigu neturit salono filtro, tai ko gero pelytės yra neišvengiamos. Šiaip geriau pagalvojus, tai filtras ko gero nuo žiurkių ar pelių ten, nu, kaip čia pasakyti, tikrai turbūt neapsaugos, reiškia, žiurkės sugraužia ir laidus, ir tinklelius metalinius, reiškia, ir ko tik tai jos nesugraužia, ir plasmasė, reiškia, ir, nu, žodžiu, dantis pas jos geri. Kaip bebūtų, žiurkė, reiškia, ieškojo šiltos vietelės, labai keista, kad nesiskundė dėl kvapo, nu, bet matyt, šilta vietelė, reiškia, leido žiurkė užsibalzamuoti arba greit išdžiūt, reiškia, kad neskleistų pašalinių kvapų. Moralas, sakoma, ko gero šito reikalo būtų toks, gal moralų to nepavadinsi, bet išvados, reiškia, ne? Labai dažnai atrodo, kad nori ir gali, o dažniausiai būna, kad ne visada būna taip, kaip gali ir ne visada išeina taip, kaip nori. Šį kartą viskas. Ką toliau daryti? Žinot, apačioj, komentaras geras ar blogas, nesvarbu, gal kokią mintį, kokią ne visai gerą turit, irgi galite parašyti, nes retkarčiais būnam ir Instagrame, mūsų galite paieškoti ir tenais. O šį kartą tiek, brangiai. Iki.